Kadangi šiandieną yra sausio 7 ir vampės kalėdų dienai nusprendė išdekoruoti anksti savo kalbėjimosi kambarį. Tuo metu atėjo Klodas ir jam padavė dekoracijų. Jos nesitikėjo, kad jos galėtų dekoruoti kalėdom iš anksto kambarį. Na, bet pamatysit čia visą istoriją jau dabar. Klodai! Nešiau dekoracijų. Dekoracijų? O kam man tos dekoracijos? Vampės! Jūs nežinot, kad greit kalėdos? Tai aišku, kad žinom. Na, taip žinom. Tai aišku, kad žinom. Na, tai būtent. Tam ir skirtos dabar dekoracijos. Sausio 7 dar tik gruodžio mėnesį bus kalėdos. Nu ir kas? Reikia iš anksto dekoruoti. Ar ne taip, Drakulaura? Drakulaura? Šios kalba juk spalis. Tai va, vienu žodžiu. Į kur Drakulaura? Apie ką jūs čia kalbat? Kas buvo? Kokios? Ne. Gal žinai, kas yra ta mergina? Taip, ji labai keista. Jos ranka kiekvieną kartą krenta ir jį esą jau vieną pametus. Tai atras knygą apie tą merginą pames. Ji dabar ieško savo rankos. Ji nesenai ją pametė. Gal tuomet žinai, koks jos vardas? Frankenšteino duktė. Čirpiai. Leido jums kalbėtis. Aš blogai matau. O ne, Frankenšteinė. Sveika, ar galiu tau kažko padėti? Ką tu čia dabar darai vidury miesto pasistačius? Tą stalelį ir taip toliau. Jeigu nori, galiu užsiregistruoti į madų šou. Ten galėsi rinkti savo pačius rūbus siūtis ir po to jos demonstruoti ant scenos. Nieko daugiau negaliu padėti. Jeigu nori, įrašyk į kompiuterį ir būsi užregistruota. Tai gal aš nenoriu, prašome užregistruoti. Aš sakiau, kad aš nenoriu, kad noriu, prašome užregistruoti. Tai. Žiūrėk, kur dedi rašai. Oi, atsiprašau. Moki pataisyti nereikia. Ir ji tą tada pasakė? Taip. O Dieve, kokia tu kvaila Spektra. Nereikėjo jos kalbėti, nereikėjo užsirašyti madų šou, bet aš sakiau, kad aš nenoriu, o ta man liepė užsirašyti. Atsiprašau. Sakiau, kad Frankenšteino duktė yra bloga. Daug kartų spėjau, negi per pižamų vakarėlį 3 kartus ar 10 pakartojau. Negaliu tavęs pakęsti. Ne, aš nenorėjau, Klodija. O, Dieve. Labas, Spektra. Kas atsitiko? Nieko.